Esu Algis Davenis, pratęsiu Dainiaus pradėtą temą. Tema mano iš tikrųjų ženkliai sudėtingesnė, apimantį vien pranešimą maždaug kokią savaitę reikėtų pasakoti, kas čia galėtų būti mūsų parke. Bet to parką irgi mes neatsiejame nuo artimoje, buferinėje aplinkoje esančių želdinių ir visos tos gamtinės apsupties. Todėl savo pranešimą aš pristatysiu kaip Antakalniečių bendruomenės narys, kaip Lietuvos arboristikos centro vadovas, kaip Gamtos tyrimų centro doktorantas. Ir norėjau pradėti nuo schemos, kiek tos parkas yra, bet dalinai jau apie tai jau kalbėjo Dainius, bet apsistosime ties elementaria tokia ekologinė samprata, kas yra istorinis želdinys, arba gali būti ir želinys, žiūrint kokia kilmė jo pasodinimo, ar gamta jį čia įkurdino, ar žmogus įkėlė iškasęs duobę. Bet kuriuo atveju augalas yra gyvas organizmas, turintis ankstyvą jaunystę, vaikystę, jaunystę, ankstyvą brandą, vidutinę brandą, galop ir jau vėlyvąją brandą ir gal net ir istorinę brandą. Duotu atveju Sapiegų parke istorinės brandos augalų nėra, bet sėkmingai vystant parką mes galime artimiausiuose 100–200 metų laikotarpį turėti istorinės brandos augalų. Tai kasgi tas yra, skaitysim, brandus augalas. Kiekvienai rūšiai augalo branda yra skirtinga. Blindė branda pasiekė, istorinė, galima sakyti, branda pasiekė 30–50 metų, ąžuolai savo istorinę brandą pasiekė, sulaukė 500–700 metų. Tai kokie tas medis svarbus sulaukęs senatvę? Tuo, kad jisai tampa buveinė kitiems organizmams, priklausomai nuo savo amžiaus augalas turi skirtingus savo gyventojus, kurie taip pat savyje arba ant savęs turi savo gyventojus. Ir taip įsivaizduokite, brandus augalas tai yra daugiabutis. Jisai pats yra kaip karkasas, o kiekvienam aukšte, kiekvienam kambarį gyvena po tam tikrą kiekį ir rūšių organizmų, kurie turi tarpusavy sugyventi. Tai šių laikų ekologijoje įskiriamos yra augalas buveinė ir įvairios mikrobuveinės. Įskiriama dabar netoli 100 mikrobuveinių, tai elementariausios buveinės, tai aišku, yra drėvė. Įvairūs žievės pažeidimai, tai sudaromos sąlygos gyventi tam tikriems organizmams. Tebūnė tai bus vabzdžiai, tebūnė tai bus grybai, tebūnė tai bus samanos, tebūnė tai bus aukštesnio išsivystymo organizmai, kaip vabzdžiai, paukščiai, žinduoliai, galop ir rimtuose, tokiuose dideliuose augaluose, senuose, istoriniuose gali ir žmogus gyventi. Bent jau anksčiau tai tikėtina buvo. Tai va čia viskas, tas yra pavaizduotas bendrabutis, daugiabutis, labai svarbus. Visi jie savo gyvenimą sieja su šituo augalu. Tebūnė jisai dabar yra toks kaip ir simbolinis augalas, brandus, bet aiškumo dėlei galima pasakyti, kad 70 metų ąžuolas, ant ąžuolo galima surasti iki kelių šimtų vabzdžių rūšių, o jau brandžiam augale galime surasti 2–3 tūkstančiai ir dar daugiau įvairių vabzdžių rūšių. Čia tik tai vabzdžių rūšių, nekalbame apie kitus gyventojus.
Taip, prieš jūs jau minėta liepa. Liepa, kaip pagal savo išsivystymo raidą, amžių, kiek augalas suseno, skaitysim, nuo sėklytės išdygimo. Tai kai kuriais atvejais liepa susenti, pasiekti rimtą vėlyvąją brandą gali 500 metų, kai kuriais atvejais gali pasiekti ir 100 metų, dar net ir ankstesnės liepos. Tiesiog net laikydamos gamtinės intervencijos anksčiau laiko susensta, tam padeda ir žmogus su savo veikla, labai dažnu atveju nerūpestinga priežiūra ir tokiu būdu augalą paspartina susenti, arba paprasčiau šnekant paspartina, kad tą vidų, tai augalo harmonija, sugyvenimas su dažnu atveju grybeliniam intervencijom baigėsi grybelio pergalę. Ir kaip matote šituo atveju, tai grybelis vis dėlto stipriai paveikė liepą. Priemonės taikytos nuo 14 metų, lajos surišimai, sutvirtinimai dalinai pagelbėjo, 10 metų mums pavyko suvaldyti jos lūžį, bet, kaip sakant, nenumatytos jėgos, gamtinių jėgų įtakoje, audros įtakoje, vis dėlto senelis buvo pakankamai laibas, net laikęs to spaudimo vėjo ir išlūžo. Bet tai mums tik tai dar kartą parodė, kad kas joje gyvena. O joje gyvena, nereikia baigti biologijos mokslų, galima žiūrėti, čia viskas, šita šaka yra pakankamai aukštai. Tai yra likutis gulintis ant žemės, bet maždaug jinai stačiau liepoje buvo maždaug ties 15 metrų. Ir joje gyveno, buvo įsikūręs sulaukėjusių bičių avilys. Tai medaus niekas, aišku, neišiminėjo, bet tai tik rodo, kad buvo tokiam senam augale, drevėtam augale, gali gyventi ne vien tik tai dreviniai paukščiai, gali įsikurtis pabėgusios bitės. Ir nekalbėsiu daugiau, kas čia yra, bet tuoj parodysiu. Ten pati liepa yra savotiškai unikali parko teritorija, galima sakyti net ir antakalnė, tuo, kad jinai infekuota yra grybų, kuris ją irgi stipriai yra suėdęs iš vidaus, bet ir pats grybas yra namai, kažkam tai namai. Tuo atveju gal matosi, čia yra kokonėliai, tam tikrų uodų, kurie gyvena būtent šičia. Į savo gyvenimą sieja būtent su šituo. Nebūtų liepos, nebūtų kempinės, nebūtų ir šitų, sakant, organizmų. O čia šita vaisiakonis, kuris grybas išplitęs per visą buvo liepa. Čia aišku ne liepos yra nuotrauka, bet ką reiškia, kai paskui į tą kempinę įsikūrė daug kitų utilizatorių organinės medžiagos, kiti ardo tą organinę medžiagą. Ir vėl tai yra gyvybė kitiems organizmams, pagrindas kurtis. Ir gaunasi, kaip tuo atveju šičia, namas didžiajam daugiabutį. Tyrinėjant ir ieškant Vilniaus mieste įvairių vabalų, kurių gyvenimas yra siejamas, arba jie yra susijuoti su brandžiais medžiais, pavyko
19, 20, 21, 22 ir šiais metais atrasti unikalius vabalus, saugomus Europoje, griežtai saugomus Europoje. Ir nors ir parkas nėra labai didelis, tačiau pavyko atrasti mažą populiaciją, mes ją vadinam, dar aišku, reikia rodyti tą vadinamą metapopuliaciją, užsilikusią. Kaip jinai čia pakliuvus yra, sunku pasakyti, galima tik tai spėlioti, bet kuriuo atveju unikali vieta ir jinai siejama yra galimai su senuoju ąžuolynu, kuris buvęs maždaug nuo Verkių, gal net ir aukščiau Nerim. Likutis yra Verkių parko ąžuolynas, vėliau ąžuolynas, ir minėti ąžuolai galimai gali būti palikuonis to ąžuolyno. Ąžuolynas tęsiasi ir lygiai Pučkorių yra irgi fragmentai to ąžuolyno. Ir bene gausiausias ąžuolynas tikėtina buvo Šventaragio gatvės maždaug plote, ten kur dabar stovi Vilniaus katedra, nes statant Valdovų rūmus archeologai aptiko, savotiškai sąvartyno duobėj, aptiko šitų vabalų protėvius, aptiko kevalą ir tai dar kartą rodo, kad toj vietoj kažkur turėjo būti senieji ąžuolai, brandūs ąžuolai, kurių viduriuose, jų dervėse, jų trūnėsiuose, kurie susiformuoja būtent sąveikoje grybo su ąžuolu. Tokioj terpėj vystėsi šitie vabalai. Patys vieni iš didžiausių esamų dabar Lietuvoje. Įdomumo dėlei galiu paminėti, kad pats vabalo amžius yra 3-4 metai, bet pagrindinę gyvenimo dalį vabalas praleidžia trūnėsiuose, išlenda į paviršių tik tai tam, kad užkariauti pasaulį, susirasti partnerį ir susilaukti palikuonių. Jo pačio vabalo amžius, tokioj suaugėlio formoje apie mėnesį, pusantro. Ilgus metus vystosi tam, kad palikti palikuonis, kurie taip pat vystosi senuose medžiuose. Nors parke nėra tokių ąžuolų, o yra esami šalia pušyno tie du ąžuolai, senyvi ąžuolai. Galima tik tai teikti, kad jie turi savo gūžtas senose liepose, kurių mediena galimai nėra labai jiems skani, bet tuo ir yra įdomi, kad liepose santykinai retai jie aptinkami. Pagrindinė 98% jų buveinės yra ąžuoluose, 1-2% paprastuose uosiuose, ir liepose. Pavieniai atvejai. Tai mūsų parke šitie vabalai yra unikalūs vien tuo, kad jie sugebėjo išlikti. Kitas jo draugas, irgi iš tos pačios šeimos, gerokai mažesnis, bet gerokai agresyvesnis, toliau skraidantis, yra marmurinis auksavabalis. Jis gan gausiai aptinkamas parke, tiesiog kas stebi, mato, tai tie atranda jį, o nematančiam tai nemato tokių dalykų. Tiek pirmas vabalas, jisai yra Europos raudonojoje knygoje, šitas vabalas yra Lietuvos raudonojoje knygoje ir būtent niauraspalvis auksavabalis jisai laikomas kaip skėtinė rūšis, tose vietose, kur jisai aptinkamas
ta teritorija yra skelbiama saugoma, stengiamasi minimaliai, maksimaliai riboti žmogaus veiklą, tam, kad netrukdyti tą visą biologinę įvairovę, kuri yra susikloščiusi būtent toj teritorijoje. Tai duotų atveju, kadangi pats parkas yra vabalo kaip mini populiacijos buveinė, tai visa teritorija reikėtų deramai saugoti. Ir Vilniaus miesto valdžiai siūlyti, kad kaip galima maksimaliai išsaugoti būtent senuosius augalus. Nerodant, kuriuos būtent, aplamai senuosius augalus. Prieš jūs, muselė nelabai didelė, nelabai išvaizdi, musė, bet jinai būtent parke atrasta nauja Lietuvos faunai. Tai irgi pavyko atrasti praktiškai centrinį daly, bet įdomumas yra tame, kad jinai yra siejama su baltosiomis tuopomis. O baltosios tuopos yra atkeliavusios nuo Viduržemio jūros, atvežtos į mūsų kraštus. Tai šita muselė irgi yra ten gan gausiai paplitusi, tiesiog plintant dvarų kultūrai, ar taip, kaip sakant, buvo mėginimai, įvairūs buvo istoriniai plotmėj mėginimai kažką tai atvežti naujo į Lietuvą, tai sykiu atvežė ir va šitą muselę. Jinai nėra agresyvi, bet tiesiog jinai savo gyvenimą neįsivaizduoja be baltųjų tuopų. Baltosios tuopos šalia Antakalnio gatvės, šalia kavinės. Dainius minėjo, kad prieš kurį laiką, ne taip senai, pačiam parke buvo pakankamai didelė populiacija paprastųjų liepų, eglių. Ir lygi šiol yra išlikusių eglių. Tai visuomet reikėtų, kaip sakant, ne vien džiaugtis tuo, kad kažkas tai yra labai reta, raudonos knygos atstovai, bet ir tie potencialūs žalotojai, arba mes tai nelaikom nei parazitais, nei lygomis tų gyventojų, tiesiog tai yra grėsmė galimai sodintai produkcijai, netinkamai arba blogai parengta rūšinė sudėtis, arba tiesiog nenumatymas, kad augalai senatvėje visai kitaip yra veikiami tų vadinamų biotinių arba biologinių faktorių. Skirtingai jie yra veikiami ir gamtos įvairių stichijų. Ir prieš jūs tas dabar siaubūnas, kur čia Lietuvoje masiškai, galima sakyti, masiškai pjaunami pažeisti plotai, turint parke senas egles, paprastasias egles, galimai gali būti turėti, mes galime susidurti ir su šituo vabaliuku, nedideliu vabaliuku, bet gebančiu labai sėkmingai sutvarkyti egles per metus kitus. Mes galime netekti to žaliojo paveldo, kurį turėjome, tiesiog į namus įsiverš agresyvus okupantas, kuris gamtoj paprastai natūraliai egzistuoja, tiesiog dėl žmogaus tam tikrų veiksmų, praeityje nenumatytų, neapgalvotų. Dabartinė situacija mes turime tokių nelabai linksmų operacijų atlikinėti, nes kitaip visos eglės daugiau mažiau yra paveiktos šitos kinivarpos. Ir tie visi mėginimai būna skaudus visiems. Kitas gyventojas labai artimas pusbrolis, tai egliniai kinivarpai, pušinis, viršūninis
Žievėgraužis panašiai elgesi ir su, dabar duotu atveju, su pušim. Netoli židiniai yra Sapiegų parko atrandami. Juos dar pavyksta lokalizuoti, tai yra iškertant pažeistas pušis. Bet yra didelė tikimybė, kad vienintelė išlikusi senoji pušis, auganti smaigelyje trikampio, ta prasme parko trikampio smaigelyje, gali irgi būti paveikta. Taip, guobų maras. Pagrindinis sukėlėjas yra grybelis, bet jį platina, irgi toksai, irgi giminingas, tai yra, irgi kinivarpa. Pažeidimo pažeidžia daugiau balandą negu ten brazdą, bet išplinta grybas, kuris per metus kitus sudžiovina guobas. Ir minėti tos guobos, kurios yra vertingoji savybė, tai ta vertingoji savybė tokia trumpalaikė gaunasi, nes dar 14, 15, 16 metais parko smaigalyje augo nuostabaus grožio vinkšna, paprastoji vinkšna, kuri 19 metus jau baigė sudžiūti, dabar jinai jau yra 100. Dar ir parke yra likusios kelios paprastos vinkšnos, bet, vėl laiko klausimas. Ar be jos sugebės susitvarkyti su ta infekcija, injekcija, ta intervencija, ar jos nesugebės, tai laiko klausimas. Taip, kad gali būti, kad po metų kitų reikės iš vertingasis savybės išimti. Tiesiog nebus kas saugas, jau nėra. Bėda. Taip, kita irgi, bėda, bet tai irgi yra žalieji parko gyventojai, savo gyvenime siejantis su paprastuoju kaštonu, tai kandelė. Nedidelis drugelis, mikroskopinis drugelis, daug pridarantis iš kadų. Irgi Lietuvo pirmieji duomenys, Lietuvai net keliavo pagal pirmosius duomenys, kuriuos tiesiai ir man biškį teko dalyvauti, tai atkeliavo 2002 metais. Buvo atvežtas, židinys plito per Klaipėdos uostą. Ir esame ten ištyrę, kaip plito nuo plento Klaipėda Vilnius, kaip plito pamečiui, kaip tiek į šiaurę, tiek į kairę, tiek į dešinę. Jau prieš 20 metų mes jau teigėme, kėlėme hipotezės, kad kartu su šita atvežtinė turgelių rūšim ateis ir natūralūs jų priešai, entomofagai. Deja, entomofagai jau yra Lietuvoje, bet jų reakcija yra labai silpna, ne ta, kurios mes tikėjomės. Ir jų poveikis suvaldyti kandelių populiaciją, tai yra niekinis, praktiškai nieko nepaveikia. Bet įdomumo dėlei reikia pasakyti, kad kandelės tai kandelėmis, jos dar nepadaro tokią didelę žalą, kiek padaro grybas, kuris kartu plinta. Kai kurie augalai yra santykinai atsparus grybo poveikiui. Grybas plinta ne vien per lapus, bet plinta, vandens indais plinta, tai yra randame jo užuomazgų mėginiuose, iš vidaus paimant. Ir ką daryti? Tai aišku, neatkūrinėti, pavyzdžiui, esamų kaštonų, jeigu jau jie žuvo, tai neatsodinti tų pačių kaštonų, ieškoti kitų rūšių. Kitos rūšys yra atsparios tiek kandelių poveikiui, tiek
šito grybo, bet reikia visuomet atsiminti, kad tos rūšys gali turėti savo kenkėjų ir lygų ir bėgdami nuo vilko mes galime užšokti ant meškos. Čia nors pavadinta puikus kraštovaizdis su senais augalais, bet tai ir yra parkas su senais augalais, nes projektuotojai, kūrėjai, kurie projektuoja parką ne keliem metam į priekį, o šimtmečiams, jie tai turi numatyti. Duotu atveju imame mūsų liepą, čia tai buvo ne liepa. Tai kaip matot, jeigu galima, kaip palikti lūžusias šakas, turnyti, tada sugrąžinti atgal į gamtą tam pačiam augalui, kas ir padaryta buvo su mūsų liepa. Kaip matot, kelmai, apie ką ir minėjo Dainius, jie yra paliekami, jeigu įmanoma palikti, nes kartais galima tą poziciją atsodinti, jeigu turime gerą sodinamąją medžiagą. Bet kuriuo atveju tai vėl yra kaip ir istoriniam parke, tai yra to gyventojo, kuris gyveno, kapas. Nelabai čia matosi, čia krūmo sodinimai, čia tai, bet kas įdomiausia yra tai, kad viskas tai yra motininis augalas, kuris yra, kaip ir minėjau, daugiabutis. Tokius visus individus, kurie sugebėjo sulaukti tokios amžiaus, reikia jiems ir oriai leisti numirti. Ąžuolų atveju tai gali trukti kelis šimtus metų, liepų atveju irgi gali būti kelis šimtus metų. Mes jau to dalyko nesulauksime, bet perduoti estafetę į tos visos biologinės arba tų visų gyventojų tas spalvingumo kiekiai, tai yra mūsų pareiga. Ir kaip gamtininkai, kaip ekologai mes stengiamės kaip tik išsaugoti bet kokį biologinį subjektą, nes kas auga šiandien jame arba yra jame, tai dar tas vaizdelis pasikeis po 50, po 100 metų. Ir čia baigiamajam žodį noriu pasakyti, šitos žvirblinės pelėdos nėra šitoj teritorijai, bet kasgi netrukdo ją prisivilioti. O prisiviliosime tik tai senais, drevėtais medžiais. Tai tiek. O jeigu reikėtų plačiau kalbėti, tai apie paukščius yra ką pasakoti, apie šikšnosparnius, apie dirvos gyventojus, kas daro dirvą gyvybingą, kad augalai galėtų įsisavinti, sveikai maitintis, ne kokiais sunkiaisiais metalais maitintis, o būtent maitintis tą apardytą organinę medžiagą. O tame procese dalyvauja milijonai organizmų, trilijonai mikro, nanoorganizmų. Apie juos kiekvieną kartą galima paėmus iškasus žemę, dirvos mėginį paėmus, galima atrasti nebūtų dalykų, mokslo nežinomų dalykų. Ir tam reikia skirti laiko, tam reikia skirti užsidegimo ir matyti visą parką, bet ant medyną matyti ne nosies nuotolėje, o matyti gerokai, Boratiną bent jau nosies nuotolėje. Galima klausimą. Atsiprašau. O kuo toks vertingas auksavabalis? Tai vertingas yra tik tuo, kad jeigu jisai aptinkamas toj teritorijoje, tai teritorija turi požymių tokios sveikesnės aplinkos. Ir kaip ir minėjau, skėtinis yra, kaip skėtinė organizmo apsauga, tai yra kaip skėtis. Viskas, kas toj teritorijai, turi būti, galima sakyti, besąlygiškai saugoma. Daug yra Lietuvoje tų skėtinių tokių rūšių, bet būtent niauraspalvis auksavabalis, jisai tuo ir įdomus yra, kad
nu, santykinai retas, nors paskutiniai, nu, tiek mano, tiek kitų kolegų tyrimai parodė, kad nėra jis jau toks labai retas, tiesiog jisai siejamas būtent su senais augalais. O senų augalų ta biologinė įvairovė, spalvingumas yra kelis kartus didesnis nuo tų jaunai susodintų augalų. Nu, pavyzdžiui, mes jo šito, net va šito paprasto, to mūsų galvo įprastinio auksavabalio, kuris Vilniui skraido, tik mes jo neatkreipiam dėmesį. Tai nu, jis neauks bet kur, jam reikia tam tikrų sąlygų. Tai vat, ir mūsų pareiga pradžia dabar ištirti, kaip ką, ir sudarinėti sąlygas. Europiečiai ta linkme eina jau ne vieną dešimtmetį, pas juos laikas buvo, kai vis dėlto irgi buvo masiškai sanitarijos tikslais išpjaunami, šalinami tie augalai, tie buveininiai augalai. Ir kai jie susigrėbė, kad ko jie netekę yra, kad tiesiog viskas dykumėja, tuomet jau jie pradėjo prievartą sendinti augalus. Tam, kad sugrįžtų ta gyvūnija, augmenija, grybija, kad sugrįžtų, specialiai jie žalodavo augalus, tebe žaloja, specialiai infekuodavo grybais, bet norai dažniausiai baigdavosi per nieką. Nes jaunas organizmas, stiprus, pavyzdžiui, žoliukas, atembukas, jis pats savaime sugeba susitvarkyti su ta infekcija. Ir tikėtas rezultatas, kad ten maždaug, daleiskim, pradės sugrįžinėti, net šitie, pavyzdžiui, vabaliukai, tai tenka laukti 50 ir vos ne 100 metų, nes augalas sugeba randa pusiausvyrą su grybais ir grybai nepradeda pūdys jo. Ir vadinasi, buveinės nėra. Niekas negrįžta. Kai nėra sąlygų, tai nėra sąlygų. Sąlygos natūraliai susiformuoja. Aišku, paspartina, daug yra dalykų, nes, pavyzdžiui, kas jau liečia vabalais, tai sunkiau, bet tokiuose buveininiuose medžiuose galima padaryti natūralius inkilus. O šičia specialiai yra irgi dabar jau padaromi uoksai, kad sugrįžtų paukščiai uoksiniai. Tas pavyksta. Taip, bet tai vėl reikia visuomet atsiminti, kad irgi yra jau Vilniaus praktika, kad naminė pelėda peri tiek inkile, tiek uokse, čia Vingio parke. Pats viskas labai gerai, turi 2 namus. Ir kaitalioje. Dėl ko kaitalioje? Todėl, kad uokse arba inkile, uokse neperkaista vasarą, drėgmė palaikoma vienoda, inkile perkaista, peršala ir panašiai, bet ten yra, tiek plunksnų, tiek išmatų, pelėdžiukų išmatų arba maisto likučių ardytojų. Paprasčiau šnekant, utėlės, blakės, ko tik tai nėra, plunksniagraužiai, visi jie gyvena lizde. Tai irgi yra, lizdas yra buveinė kažkam. Buvo tas masinis senų augalų sanitarinis valymas, surišim, kad jie ligų šaltinis, kad jie ten pavojingi. Tai juos išpjovus, paukščiams nebuvo kur dėtis, kurie uoksiniai paukščiai sieja savo gyvenimą, visą vaikučių išlaikymą, vaikų darželiais su senais augalais. Taip ir šikšnosparniai, tai kuriems dėtis, jie dėdavosi visus slėpdavo, į palėpės visur. Paskui tiesa vėl buvo vajus, kad reikia inkilus keliame, tada grąžinam paukščius atgal, jauni augalai, inkilai, viskas čia vėl suklestės gamta. Gamta per kitą vietą duoda žmogui įrodymus, kad dažnu atveju nėra ko kištis. O jeigu ir kišiesi, tai vėl numatyk, kaip tai viskas elgsis, kokie bus santykiai
tarp medžio šikšnosparnių. Kada šikšnosparniai čia galės gyventi maždaug? Nu, galima viską paskaičiuoti. Dabar algoritmai yra, tiesiog sėdi paskaičiuoti. Kas gali gyventi? Ką, ar mes norime, kad tai gyventų? Nu, vėl taip. Jeigu net nenorime, tai dar nereiškia, kad iš gretutinio sklypo neteis tokie.